Stula – ilga siaura juosta su platėjančiais galais. Nors dažniausiai ji lieka paslėpta po arnotu, dalmatika ar kapa, tai ypač svarbus liturginės aprangos elementas, privalomas vyskupui, kunigui ir diakonui aukojant šventąsias mišias ir teikiant sakramentus. Stula išreiškia kunigo tarnystę, jo ganytojiškas pareigas ir teisės, Kristaus jungą, taip pat tai nemirtingumo alegorija. Dėdamasis stulą, kunigas meldžiasi: Duok man, viešpatie, nemirtingumo rūbą, kurį praradau dėl pirmųjų tėvų prasižengimo ir nors nevertas artinosi prie tavo šventosios paslapties, te nusipelnau amžinai džiaugsmą. Stula kilo iš romėniškojo šalio ar skepetos, kurią apsisukdavo aplink kaklą, laikydavo tarp drabužių kloščių ir naudojo veidui ar net valgymo reikmenims šluostyti. Pirmieji krikščionys, pasibaigus Eucharistijai, šiuo drabužiu taip pat šluostydavo duonos ir vyno indus. Į juostą suklostyto audinio pavidalo drabužis ilgainiui virto tiesiog juosta ir praradęs praktinės funkcijas tapo ženklu. Kunigas stulą persimeta aplink kaklą, o diakonas juosiasi ją per kairįjį petį.